Labas. Šiandien trečiadienio lauktuvės yra ypatingos tuo, kad bus netgi 3 laidos mecenato personalizuotas.lt įsteigtų prizų laimės rato sukimai ir dar Rimos Berdnikovienės tokia kaip ir bonus dovana likimo matricos analizė. Aš kodėl labai mėgstu anonsuoti tokius dalykus, nes įsivaizduokit, net 70 eurų vertės Rimos dovana likimo matricos analizė priklausys vienam iš Myliu save platformos naujienlaiškio prenumeratorių. Ir pavyzdžiui, kad gauti šitą dovaną, tai reikia prenumeruoti naujienlaiškį, jeigu laimėsi, gal netgi kituose sukimuose, nes kadangi kas savaitę trečiadienio lauktuvės vyksta tas laimės rato traukimas. Ir jeigu laimėsi, gausi dovanų kodą partneriams, arba Myliu save mecenato sukurtą įsteigtą dovaną. Tai šiuo atveju galima šiandien laimėti be šitų dovanų galima laimėti ir smilkalų, kurie yra 3,20 € vertės. Jie bus laimėtojam pervesti į jų paskiras krautuvėje, kad galėtų įsidėti krepšelį, ir lygiai taip pat bus pridėtas pristatymo dovanų kodas tam, kad jeigu įdėtų į paštomatą, automatiškai tos prekės pasiektų nemokamai patį žmogų. Na ką, o dabar, kad pamatyt, kokių turim smilkalų, tai yra įvairiausi kvapai ir visi yra iš Indijos. Aš čia turiu netgi 9 rūšių. Vienas netgi labai fainiai yra įpakuotas, tai yra tinkantis kaip ir puikiai dovana. Tai jeigu norėsis, smilkalai gali būti jūsų. Na ką, o dabar važiuojam į pirmąjį laimės rato sukimą. Ir taip, aš tada iš karto pasiruošiu. Taip, dovanų ratą. Ir taigi, tai dabar startuojam kadangi buvo porą savaičių nutiko gyvenimas ir negalėjau šitų laimės rato sukimų padaryti, tai šiandieną bus 3 laimės rato sukimai, tai yra už praeitas 2 savaitės ir už šią, nes sekantis laimės rato sukimas bus lygiai už savaitės. Na ką, dabar paskiriam 8, vadinkim taip, sukimo rato dovaną ir žiūrėkim, kas laimėjo. Beje, iš laimės rato nebus ištraukti tas, kas laimėjo, nes hipotetiškai kas savaitę nėra išminusuojami dalyviai, tai jeigu netgi pasitaikys tokia unikali galimybė, kad tokią dovaną mecenato įsteigtą galės laimėti netgi visi 3 tas pats žmogus netgi 3 kartus iš eilės, tai irgi yra normalu. Na ką, važiuojam, kas šiandien pirmosius smilkalus laimės. Kartais nutinka netikėtumų ir išsijungia mikrofonas tiesioginės transliacijos metu. Bet ką padarysi, liko įrašas ir dabar komentuosiu, apie ką buvo. Ir pirmosius smilkalus 8 laimės rato sukimo laimėjo Daiva. Daiva, sveikinu tave. Tau bus išsiųstas laiškas, kuriame reikės užsiregistruoti tinklalapyje myliusave.lt savo paskyrą ir kad galėtum tuos taškus krautuvėje panaudoti. Beje, tau bus taip pat išsiųstas nuolaidos toks dovanų kodas pristatymui, kadangi jeigu išsirinksi fizinę prekę, pavyzdžiui, tų taškų užteks minimum smilkalam, bet jeigu norėsi, galėsi išsirinkti kitą prekę ar paslaugą, jeigu tai bus prekė, galėsi užsisakyti, panaudoti taškus. Beje, dar taškų gauna kiekvienas užsiregistravęs platformoje nuolaidos pavidalu, tad gausi taškus šiuo atveju, Daiva, ir už prizą 32 ir už registraciją 10 taškų, nuolaidos kodą pristatymui. Na va, taip ir mūsų trečiadienio lauktuvių laimės ratas sukasi, fainos dovanos, o kadangi buvo kelios savaitės praleistos, tai dabar pasivysim ir sekantis sukimas bus jau 9. Šiandien bus 3 sukimai, tai dabar suksim 9 laimės ratą ir žiūrėkim, kas laimėjo. Nors aš žinau, kas laimėjo, nes buvo tiesioginė transliacija. Beje, dovana yra smilkalai Auksės Gecevičiūtės labai faino kvapo ir pažiūrėkim, kas 9 laimės rato sukimo juos gaus. Ir laimėtojas yra Vaida. Sveikinu, Vaida.
smilkalai, minimum smilkalai yra tavo, jeigu norėsi, galėsi išsirinkti kitą produktą, bet aišku, tau spręs, nes yra buvę atveju, kad nusipirko netgi brangesnius smilkalus su priemoka, bet taškus panaudojo ir visai gera gavosi nuolaida ir mecenatas personalizuotas.lt pasirūpino. O paskutinis jau grinai šios dienos, kaip ir priklauso, 10 laimės rato sukimas ir kas laimės. Nors aš kadangi žinau, kas laimės, jau ir pranešiau ir ten labai fainiai apsidžiaugė, širdučių prirašė, Danguolė. Labai smagu, kai netgi mano paties Facebook'o drauguose esantys žmonės laimė, kažkas juk turi laimėti. Tai va, labai džiaugiuosi už Danguolę, kad minimum smilkalai yra tavo, tuo pačiu galėsi ir protestuoti, kaip mūsų elektroninė krautuvė dirba ir, na va, geras geru. O dabar yra bonusas. Tai yra Rimos Bertnikovienės įsteigtas prizas. Rima teikia likimo matricos analizės ir bazinį, ir išsamų su konsultacija tokia paslauga. Tai va, šiandieną bus išsuktas laimėtojas ir likimo analizės, likimo matricos analizės laimėtojai jau netgi yra palikę atsiliepimą ir labai patiko ir, na, toks vėlgi savęs pažinimo, supratimo, kur link judėt. Ir pažiūrėt, ką piešia gimimo data pagal senovės išmintį. Na va, ir Rima, netgi mes su ją esame laidą įrašę ir neužilgo pasimatys, ant kiek yra ir moteris gilaus suvokimo, vien konsultacijos yra jos ko vertos. O šis prizas, likimo matricos analizė, bazinė versija, net 70 € vertės atiteks. Aš taip pat jau parašiau šitam žmogui ir labai tikiuosi, kad patiks. Beje, visas dovanas reikia atsimti per mėnesį laiko. Dairi, tavo dovana jau laukia tavęs. Tau tai reikės, kaip ir visiems, užsiregistruoti Myliu save krautuvėje ir kad būtų tau priskirtas dovanos kodas ir jį galėsi panaudoti konkrečiai šitam pasiūlymui. Čia aišku pristatymo kodo nepriklauso, nes vėlgi tai yra virtuali paslauga. Na ką, ir labai faina, kad ekspertai po truputį savo dovanas įsteigia ir tai gauna papildomai dėmesio. Tai reikia, kaip pasikartosiu, prenumeruoti nemokamą naujienlaiškį ir tokiu būdu dalyvausit šituose trečiadienio laimės rato sukimuose. Dovanos, jos, kaip matot, yra fainos, jos nekainuoja, vėlgi, mielos dovanėlės stiprina draugystę. Na ką, o aš Darius Kiaulakis, miego ambasadorius, linkiu klestėt. Beje, platformos mecenatas yra personalizuotas.lt, o video komunikacijos partneris Mainstream Pro. O jeigu reikės gero čiužinio, jau žinot, kur rast. Personalizuotas.lt. Na ką, o sekantis laimės rato sukimas bus lygiai už savaitės. Spalio, kada čia? 16 dieną. Iki. Linkiu klestėt. Fantastiškai išsimiegojus ir atsiprašau už techninius nesklandumus, bet ką padarysi? Yra kaip yra, bet kadangi laivas praėjo, dovanos priskirtos. Iki.